Finansų rinkų naujienos, tai kas vyko praeitą savaitę, šią savaitę, kodėl krito taip stipriai visos rinkos po to, kai kinai, reiškia, paskelbė kažką su savo AI-um, apie visą tai pakalbėsim šitame video. Na, o jeigu tau įdomus turinys apie finansus, apie investavimą, tai labas, esu Aleksandras, žmogus, kuris viešai dalinasi pasyvių pajamų kelionę. Ir kol mes su šeima esame Balyje ir žiemą leidžiam šiltuose kraštuose, nepaisant to, kad lietuviško oro pasiekmes aš vis dar jaučiu ir jūs irgi tikriausiai jaučiate tiek per balsą, tiek per vaizdą. Tai mes būname Balyje šiltai, o mano portfelis generuoja man tuo tarpu daugiau negu 2 vidutinius Lietuvos atlyginimus pasyviomis pajamomis. Na ir žinoma, jeigu tau yra įdomu, kaip visą tai išsirutuliavo tik per 32 mėnesius, tai yra mažiau negu 3 metai, tai nuorodą į portfelį rasi apačioje, užsuk, tam reikės atsidaryti investicinę sąskaitą, aš naudoju Freedom24, jeigu tu nori pasižvalgyti po mano investicijas, tau reikės atsidaryti investicinę sąskaitą ir su ją tada toliau galėsi jau matyti viską, ką aš darau ir žinoma gauti žinutes, jeigu prenumeruosi. Kiekvieną kartą, kai aš atliksiu kažkokį pirkimo arba pardavimo veiksmą, tu visada gausi žinutę, kad Aleksandras kažką ten jau padarė. Ir šitoje vietoje būsi visada laiku ir vietoje galbūt pasižiūrėjęs į tam tikrus mano sprendimus, kurie galbūt potencialiai galėtų ir tau uždirbti nemažus pinigus. Gerai, tai kol kas važiuojame prie naujienų dalies, na ir kodėlgi krito tos visos rinkos, ne šią savaitę ir kai kurios pozicijos tokios kaip Nvidia krito 15-17%, panašiai, tai Kinijos DeepSeek yra tokia programėlė, tai jinai paskelbė, reiškia, kad atviro kodo dirbtinio intelekto modelį sukūrė ir per 2 mėnesius už mažiau negu $6 milijonus. Tai įsivaizduokim kompanijas, kurios išleidžia milijardus, ten netoli trilijonų tam, kad susitvarkytų su savo dirbtinio intelekto duomenų centrais ir taip toliau ir panašiai. Čia programėlė sukūrė už 6 milijonus. Ir šitie skaičiai sukėlė klausimų dėl milžiniškų išlaidų, kurias investuoja vakarų technologijų gigantai. Tai viskas yra natūralu, aš irgi kvestionuočiau ir dabar irgi kvestionuoju savo galvoj, kad jeigu kažkas tą sugebėjo padaryti, tai kas mūsų laukia. Ir to pasiekoje Nvidia akcijos smuko 17,3%, o su ją nukrito ir kitų lustų gamintojų, tokių kaip Micronas, AMD, Broadcomas, vertė, tai Broadcomas minus 15%, man rodos, buvo. Ir analitikai sako, kad DeepSeek žingsnis paskatins JAV kompanijas greičiau reaguoti ir stiprinti savo pozicijas rinkoje, nes dirbtinio intelekto modelių plėtra remiasi aukštos kokybės tomis GPU, tai yra vaizdo plokštėmis, kurios tiekia Nvidia. Na ir panašu, kad gali ir nereikėti tokio didelio tiekimo, kurį, mums bandė parduoti. Galbūt iš tikrųjų užteks ir daug mažiau. Ir kodėl tai yra svarbu? Nes DeepSeek pasirodymas rinkoje kelia labai rimtų klausimų dėl JAV pirmavimo dirbtinio intelekto srityje. Tai natūralu, jeigu kinai perima šiai dienai didžiausią hypą kuriantį dalyką ir didžiausią ekonomikos tą variklį į savo rankas ir daro tai gerokai pigiau ir efektyviau, mes patys suprantam, ką tai reiškia. Ne Amerikai. Konkurencija tampa intensyvesnė, o mums kaip investuotojams svarbu suprasti, kaip tokie iššūkiai turėtų paveikti patį technologijų sektorių ir ar mes neturėsime kažko panašaus į .com bubble. Tai jeigu yra vėlgi įdomu, galit pasižiūrėti, kas yra .com bubble, kas vyko 2000 metais su internetu. Tai gali būti, kad tai, kas dabar vyksta čia ir dabar, tai gali būti kažko panašaus pradžia, kai dirbtinio intelekto sektorius, kuris draivino paskutinius kelis metus ir davė neįtikėtinus pelnus, gali viską nutempti į apačią keliem metam. Taigi gali būti, kad šitoje vietoje tai yra labai geras taškas užsipirkti Nvidios, o gali būti, kad mes tik pradedam riedėti nuo kalniuko. Aš asmeniškai savo portfelį pasipildžiau, tie, kas prenumeruoja, tai tie žino, ką aš nusipirkau. Nusipirkau pozicijos, kuri buvo kritusi 15% per dieną, tad vėlgi tie, kas prenumeruoja, galit pakomentuoti ir jūs gavot žinutes, nes šiai dienai portfelį prenumeruoja beveik 3000 žmonių. Gerai, tuo tarpu, nepaisant to, kad visos su dirbtiniu intelektu kompanijos susidūrė su kritimu ir nuosmukiu, bet tas bumas dirbtinio intelekto vis tiek tęsiasi ir tos didžiulės investicijos į naujos kartos infrastruktūrą vyksta ir šią savaitę paskelbė apie didžiulės investicijas į AI infrastruktūrą su Trumpo pristatytų 500 milijardų Stargate projektų, kuriame dalyvauja OpenAI, SoftBankas ir Oracle'as. Tačiau pats, pavyzdžiui, Muskas išreiškė abejonių dėl realaus finansavimo. O iš kitos pusės
vėlgi, kinai, dabar neprisimenu pavardės SoftBank piliečio, bet jis padarė labai gerus sprendimus savo laiku, bet kai jisai pradėjo kalbėti apie tai, kad jūs nesijaudinkit finansavimą, tai mes tikrai gausim, tai vėlgi primena arba 99-uosius, arba 2008-uosius, kai tai jūs nesiparinkit, nekilnojamam turtui, tai mes finansavimą tikrai gausim, ne? Ir kas įvyko, ne? Tai šitoje vietoje yra reikalų. Be to, be dirbtinio intelekto Trumpas taip pat paskelbė apie planuojamą Saudo Arabijos investiciją į JAV, tai yra 600 milijardų per 4 metus, nors detalių kol kas trūksta, tai yra po 150 milijardų per metus. Ir Meta pranešė apie 65 milijardų išlaidas infrastruktūrai, įskaitant 2 gigavatų duomenų centrą. Microsoftas planuoja 80 milijardų į AI duomenų centrus suleisti. Na ir įsivaizduokime, jeigu mes sudėtume visus šitos skaičius, mes turėtume investicijas į dirbtinio intelekto infrastruktūrą Jungtinėse Amerikos valstijose virš $1 trilijono. Dabar 6 milijonai už appsą ir $1 trilijonas. Vėlgi, tam, kad suprasti skirtumą tarp milijardo ir trilijono, tai milijardas yra 30 metų, trilijonas yra 30 000 metų atgal, jeigu sekundėmis matuosim. Milijonas yra 30 metų atgal, milijonas sekundžių. Tai tam, kad suprasti, kiek, koks gapas yra bendrai tarp šitų skaičių, pabandykit viską suvesti į Google su sekundėm. Galbūt mintinai iš atminties suklydau, bet bendrai žinau, kad trilijonas yra 30 000 metų atgal. Tai labai paprasta palyginti su milijonu ir su milijardu per sekundžių prizmę. Ir kodėl visą tai svarbu? Nes jeigu JAV ištaško trilijoną vietoj to, kad galėtų turėti technologiją už 6 lemus, tai mes kaip investuotojai permokam už visą tai ir kažkada, kai įla išlis iš maišo, tai realiai tų kompanijų, dirbtinio intelekto kompanijų vertė, jinai net ne teoriniam lygmenį, praktiniam lygmenį, jinai vilksis pagal grindjuostę ir mes visi turėsim labai didelių nuostolių. Tai AI hypas, kaip ir, taip sakant, gali labai stipriai kirsti mums kaip investuotojams ir tie, kas turi Nasdaq indeksą, tie, kas turi technologijų indeksą, tie, kas turi net ir tą pačią S&P, gali turėti kritimą labai draugišką apie 40, 50, 60%. Tie, kas turi indeksinius fondus, tie, kas turi ten, sakykime, puslaidininkų fondus, gali turėti ir -8, -9% kaip pavyzdys. Tai tas gali būti kaip indikatorius. Tai vėlgi žiūrėsim, ar kinai išlaikys tą tempą ir jų programėlė visgi galės funkcionuoti ir galės turėti duomenys, už Kinijos ribų, nes jeigu ją uždraus, tas pats Apple'as uždraus platinti, ten Androidas ir Apple'as, tai bus liūdesys. Tai va, vėlgi, ką padarė Trumpas dar Amerikoje, jisai privertė Kolumbiją nusileisti dėl migrantų deportacijos. Ir JAV ir Kolumbijos santykiai sekmadienį trumpam įkaito, kai Trumpas pagrasino įvesti 25% tarifas Kolumbijos eksportui, jeigu šita nepriims deportuojamų migrantų. Ir Kolumbijos prezidentas vėlgi priešinosi šitam planui, bet grėsmė prarasti trečdalį savo eksporto rinkos, nes tiek Kolumbija ir eksportuoja į Ameriką, privertė visgi Kolumbiją per dieną sutikti su visomis sąlygomis. Ir šitas incidentas vėlgi dar kartą parodo, kad Trumpas nebus iš tų prezidentų, kuris, ten labai dėrėsis. Ta prasme, jo dėrybos yra ultimatumo principu ir panašu, kad tas veikia. Tai mums kaip investuotojams tai yra gerai, nes jeigu mes investuojame į tą patį S&P indeksą, tai turėti žmogų, kuris JAV, nes S&P 500 yra JAV indeksas, tai turėti prezidentą, kuris viską daro dėl to šalies ir ekonomikos, ir demografijos tinkamo viso to paskirstimo, ir dėl mokesčių, ir dėl investicijų pritraukimo iš užsienio šalių, tai reiškia, kad jisai stiprina tą ekonomiką ir mes, kaip investuotojai, iš to turėtume labai stipriai laimėti. Dabar, jeigu mes kalbam apie tai, kad galima įsigyti S&P 500 indeksą ir kur jį galima įsigyti, tai vėlgi, kaip ir minėjau, aš naudoju Freedom 24, galite ateiti prie prekybos langelio, ateinam, įvedam SPYL, mums išsišviečia spyl.eu ir šitoje vietoje matome, kad jisai šiai dienai kainuoja mažiau negu 15 eurų. Tai realiai jūs galite investuoti į visą Amerikos ekonomiką už 15 pinigų. Tai jeigu norit, valio, kol kas istoriškai šitas visas dalykas turėtų mums uždirbti nei daug nei mažai apie 10-12% vidutinės metinės grąžos, kas norit, nenorit, ilgojo laikotarpio, bet kokiu atveju permuša bet kokią infliaciją. Istorinė vidutinė, jeigu mes kalbam. Aišku, pikai buvo ir po 20%, bet ir S&P 500 yra augęs po 25, 26, kartais po 30% per
metus. Tai šitoje vietoje, vėlgi mes kaip investuotojai, bet kokiu atveju lenkiam infliaciją investuodami ir keisdami pinigus į turtą. Tai tą irgi svarbu nepamiršti, čia primenu tiem žmonėm, kas yra pirmą kartą žiūrinti šitą video. Kita labai svarbi žinia, tai Oracle vadovaujamas konsorciumas svarsta TikTok įsigijimą. Tai kadangi mes žinom, kad Bideno režimas, pavadinkime jį taip, arba tas feilas, kuris buvo paskutinius 4 metus, tai jisai uždraudė TikToką, bet Trumpas atėjęs iš karto atrišo TikToką, bet viena iš sąlygų buvo, kad amerikiečiai perperka iš Kinų šitą kompaniją. Ir pagal šaltinius Oracle vadovaujamas investuotojų konsorciumas svarsto TikTok įsigijimą, paliekant ByteDance mažumos akcijų paketą. Tai kitaip tariant, pilnai neišpirks, bet išpirks didžiąją dalį viso paketo, kas reiškia, kad kontrolė bus pas JAV, bet, Kinai išliks akcininkais. Ir Oracle jau teikianti programinės įrangos paslaugas užtikrintų duomenų saugumą, neleisdama Kinijai prieiti prie JAV vartotojų informacijos. Ir Trumpas patvirtino, kad sprendimą dėl TikTok likimo priims artimiausiamis savaitėmis, sakydamas, kad jei galime išsaugoti TikToką, tai būtų labai geras dalykas. Nes bendrai TikTokas yra labai stiprus konkurentas tiek Metai, tiek Google'ui su savo reklamomis, su turiniu. Ir vėlgi Google'ui, kadangi priklauso ir YouTube'as, ir dabar Instagramas Metai priklauso. Tai bendrai paėmus, TikTokas privertė šitas platformas pradėti leisti daryti tą trumpo formato turinį. Tai įsivaizduokime, jeigu jie tą padarė iš savo pusės, tai kiek vadinasi TikTokas daro įtakos iš konkurencinės pusės, kad kompanijos šitos pradeda keisti savo strategijas. Tai tas yra irgi labai svarbu. Vėlgi, mes galime laimėti šitoje vietoje 2 būdais. Tai mes galime investuoti į Oracle ir jeigu viskas pasitvirtins, tai Oracle'as turės labai didelę investiciją ir labai pelningą investiciją, nes TikTokas yra viena didžiausių privačių kompanijų šiai dienai ir jinai tikrai generuoja pelno ir nemažai. O jeigu vėlgi bus uždraustas ir nebus leista sudaryti sandorio, tai laimės ir laimės tikėtina Google'as. Šitoje vietoje vėlgi yra labai paprasta. Dabar, kas liečia Bitcoino kainos svyravimą, tai vėlgi mes turėjome tą patį Bitcoiną pasvyravusi žemiau 100 000 ir daugelis čia išsigando, bet labai žmonės greitai pripranta prie tų didelių skaičiukų, nes visiškai nesenai, prieš kelis mėnesius, Bitcoinas kainavo apie 60 000. Jisai pakilęs dabar beveik dvigubai ir emocinė ta riba 100 000, jinai atėjo labai greitai. Per 2 mėnesius mes pakilom iki 100 000 ir dabar mes esame tame kanale, kai mes tarp 105 ir 95 tiesiog vaikštume taip pat paprastuoju būdu. Tai realiai Larry Finko prognozė, jisai sako, kad Bitcoinas turėtų pasiekti $700 000. Ir vėlgi, man atrodo, kad tai yra per didelis spėjimas, bet iš kitos pusės, kai didžiausią turtą pasaulyje valdantis žmogus prognozuoja tokią kainą, aš sakyčiau, kad tai yra gerai. Iš kitos pusės, vėlgi visi mes žinom, kad pirmasis Bitcoino ETF-as tai yra ne kažkieno kito, o BlackRock. O kas yra BlackRocko generalinis, tai yra Larry Finkas. Tai Larry Finkui tiesiog yra labai naudinga kalbėti apie Bitcoino kainos kilimą. Nes šitoje vietoje tai skatina FOMO. Tie, kas nematė video mano apie FOMO, būtinai pasižiūrėkit, kas yra FOMO ir kaip yra manipuliuojama rinka ir jūsų emocijomis. Tai šitoje vietoje BlackRockas sakė, kad Bitcoinas gali pasiekti 700 000, jeigu pasauliniai turto valdytojai pradės skirti nuo 2 iki 5% savo portfelių šitai kriptovaliutai. Ir jis pabrėžia, kad Bitcoinas turėtų būti patrauklus apsaugos nuo infliacijos ir fiat arba tų mūsų standartinių valiutų euro dolerio nuvertėjimo įrankis. Tai vėlgi, kai JP Morganas sako, kad visa tai yra skemas, o BlackRockas sako, kad tuoj čia kainuos netoli lemo už vieną vienetą ir kad apskritai visi turėtų skirti nuo 2 iki 5% savo aktyvų. Tai, tikėkit, ko norit, bet Bitcoinų aš šiai dienai tikiu, ne vieną turiu ir vėlgi labai nemaža mano portfelio dalis yra sudėta ir su kripto, ir su Bitcoinu susietus aktyvus. Tai tą irgi turėkit omenyje. Tuo tarpu Goldman Sachsas, jisai sako, kad tai yra spekuliatyvi priemonė ir jam labiau patinka blockchainas pats kaip technologija, bet ne Bitcoinas kaip finansinis instrumentas. Gera žinia tiem, kas turi Netflixą, tai jų augimas nesustoja ir vėlgi turi ir rekordus, ir pakankamai ambicingus planus 2025 metam. Tai tie, kas turi valio, sveikinu, tai šitoje vietoje aš manau, kad aš laikyčiau dar šitą kompaniją. Dabar klausimas, ar verta pirkti. Pasižiūrėk, tai akcijos šoktelėjo 14% po 4 ketvirčio rezultatų, nes bendrovė pritraukė rekordinius beveik 19 milijonų naujų prenumeratorių. Tai įsivaizduokit, Lietuvoje, jeigu yra 3 lemai žmonių, tai yra 6 kartus daugiau negu Lietuvoje žmonių, tai jie per
realiai per trumpą laiką pritraukė 6 kartus daugiau žmonių negu Lietuvoje bendrai gyvena. Tai yra mokamų narių skaičius bendrai pasiekė 301 milijoną žmonių. Tai yra ant prenumeratos sėdinčių žmonių. Beje, galite pakomentuoti, kas naudoja Netflixą. Pajamos per ketvirtį išaugo 16%, 10,25 milijardą, pelnas vienai akcijai $4,27. O viena akcija šiai dienai kainuoja, tuoj pasakysiu kiek, nukeliaukim ir pasižiūrėkim. FLX. Tai Netflixas, bent jau šiai dienai, kai aš filmuoju video, kainuoja $967. Tai yra tikrai nemažai. Ir 2025 metais bendrovė planuoja toliau plėsti savo pagrindinę veiklą, investuoti į populiarius serialus ir filmus, plėsti tiesioginių transliacijų ir žaidimų pasiūlą ir stiprinti reklamos verslą. Taip pat didėja ir jų kainos, nes dabar reklamos palaikomas planas pabrangs iki $8 per mėnesį, o premium planas iki $25 per mėnesį. Dabar kodėl vėlgi tai yra svarbu, nes Netflixas, jisai turi labai stiprią poziciją pačioje pramogų rinkoje ir net esant jo kainų kilimui, vis tiek jisai turėtų generuoti didesnės pajamas, net jeigu sumažėtų kažkiek tai vartotojų. Ir reklamos pagrindų veikiantis planas, pritraukiantis daugiau nei 55% naujų prenumeratorių, tampa jų labai svarbiu augimo šaltiniu. Nes kas iš jūsų, prisipažinkit, kas iš jūsų peržiūri reguliariai prenumeratas ir jas nukilina? $8 per mėnesį galima labai lengvai nepastebėti. $25 per mėnesį galima pakankamai nesudėtingai irgi nepastebėti. Tai turėkime šitą dalyką omeny. Jeigu mes nepastebim $8, nenaudojam Netflix'o, mes nenaudojam jo, ne? Bet mes mokam už jį 3 mėnesius, 6 mėnesius, tol, kol pastebim. Tai įsivaizduokit, kiek tokių žmonių, žioplinėjančių, kurie nenutraukia prenumeratos, gali, sakykime, atnešti papildomų pajamų Netflix'ui, nors net nėra aktyvūs vartotojai. Tai vėlgi, šitie dalykai labai gali padidinti tą pelną, nes iš tų naujų prenumeratorių klausimas, kiek iš jų taip žioplinėdami mokės toliau. Vėlgi, tai siunčia pakankamai stiprų signalą mums kaip investuotojai apie tai, kad Netflixas pats turi ilgalaikę strategiją. Tai yra labai pasiteisinusi strategija tiek iš marketingo, tiek iš psichologinės pusės. Jinai veikia ir jinai turėtų užtikrinti pakankamai didelį ir stabilų augimą. Na ir šitoje vietoje, jeigu mes pasižiūrėsim į Netflix'o akcijas, tai 2010 metais investavus 10 000 pinigų į Netflix'ą, šiai dienai mes būtume turėję 1 328 000. Bet žinot, kokia yra to kaina? Kaina yra krytis nuo 910 000 iki 231 000. Garantuoju, praktiškai nei vienas sveiko proto žmogus, kuris būtų sukišęs į poziciją 10 štukų, pasiekęs beveik lemą ir pamatęs, kad visa tai suvažiavo iki 230 000, kad jisai būtų atlaikęs šitą krytį. Na, aš nežinau, galit pakomentuoti, ar jūs atlaikytumėte tokį kritimą ar ne. Ir įsivaizduokit, kad, jūs uždirbat tiek pat, kaip pavyzdys kaip dabar. Ar jūs atlaikytumėte kritimą, jeigu turėtumėte 910 000 ir po to kristų iki 231 000. Tai dėl to investavimas į pavienės akcijas gali būti ypatingai pelningas, bet iš kitos pusės investavimas į indeksus, mano galva, užtikrina tą diversifikaciją, juo labiau, kad dabartiniai indeksai, jie yra antiek stipriai koncentruoti į top 10 pozicijų, kad net realiai top 10 pozicijų S&P 500 sudaro apie 20-25%, Nasdaq iš viso virš 30%. Tai realiai, aš sakyčiau, kad geriau jau tada galbūt pasirinkti indeksus, o į tokias kompanijas, Netflix'o galbūt verta įsigyti vieną akciją. Bet atsižvelgiant į volatilumą, aš sakyčiau, kad galbūt vertėtų palaukti ir geresnio įėjimo taško. Ir dabar vėlgi, dar vienas dalykas, kurį labai svarbu priminti, tai kad jeigu jūs norit uždirbti gerokai daugiau iš pačio indekso, tai aš asmeniškai naudoju ir svertinius ETF-us, apie kuriuos irgi galit pasižiūrėti video. Aišku, aš esu daręs apie svertinius ETF-us prieinamus Europoje būtent, tai jūs galite išnaudoti rinkos svyravimą ir aš asmeniškai vėlgi naudojau tą rinkos svyravimą savo naudai, išpirkau svertinį ETF-ą tuomet, kai rinka susvyravo kai aš kalbėjau apie pačią pirmąją naujieną. Tai jeigu jūs norit irgi tą daryti, tą suprasti, sekit kanalą, prenumeruokit. Tikiuosi šitas video buvo jums naudingas, pelningas. Ir ką, palinkėsiu pelningo investavimo, o video apie svertinius fondus galit pasižiūrėti štai čia. Žinoma, nepamirškit susirinkti bonusus iš Freedom24, mūsų rėmėjo, tad jeigu naujai užsiregistruosi, dar galit gauti iki 20 akcijų dovanų. Tai pelningo investavimo ir iki kitų kartų.